Biržų kraštas nuo seno garsėja savo alumi. Gero alaus tradicijos čia gyvuoja iki šiol. Miesto pakraštyje įsikūrusi Rinkuškių alaus darykla siūlo leistis į alaus kelią ir apžiūrėti ne tik modernę alaus virimo įrangą, bet ir kokiuose kubiluose alų virė senoliai. Nors ir dėgiamės modernę technologiją ir virdami alų šiuolaikiškai, nenutolom nuo tų senųjų tradicijų, ką darė mūsų senoliai. Mes iki šiol alų verdam, kiekvienai rūšiai atskirai tekindami misą, kiekvieną rūšį pradėdami nuo virimo skyriaus. O kaip darė alų mūsų senoliai, matome mes labai gražiai čia mūsų alaus kelio restorane, kurį noriai lanko mūsų turistai, atvykstantis padegustuoti alaus į Biržų kraštą. Prieš pamatydami, kaip biržiečiai alų virė senovėje, leiskimės po šiuolaikinę alaus daryklą. Šiuose milžiniškuose katiluose gaunama, nutekinama ir verdama misa. Čia karšta tarsi pirtyje, tačiau žmonėms vargti nereikia. Visą procesą kontroliuoja vienas operatorius, sėdėdamas prie kompiuterio savo kabinete. Galbūt daugelis Lietuvoje net žmonių nežino, kaip biržiečiai šiai dienai alų daro. Daugelis įsivaizduoja, kad biržiečiai kaip darė ten daržiniai kažkokioje ar klojimėlį, kuris man už nugaros fone matosi, taip ir daro. Išvirta misa vamzdžiais keliauja toliau. Ataušinta misa perpumpuojama į rauginimo skyrių fermentacijai. Po to milžiniškose statinėse alus rauginamas, brandinamas. Praėjus reikiamam laikui alus filtruojamas. Rinkuškių alaus darykla siūlo ir gyvo alaus, nefiltruoto, nepasterizuoto. Mes iš tikrųjų turim išskirtinumą ir tas išskirtinumas mūsų yra ne tik tai, kad mes 100% lietuviško kapitalo įmonė, tai yra 2 akcininkai, kurie valdo įmonę, jie yra vietiniai, biržiečiai, su tom giliom aludarystės tradicijom, šaknim, atėję, sakykime, per aludarių dinastijas, bet mes įsiskiriam ir tikrai pagal savo daromą produktą, tai yra pagal pas mus verdam alų. Mes iš tikrųjų kaip senovėje, nors ir rengimus turim modernius šiuolaikiškus, alų verdam laikydamėsi to senolių Biržų krašto tradicijų. O dabar keliaujame į lankytojų smalsumui patenkinti įrengtą aludario pirkelę. Čia ir svarstyklės su salyklo maišu, kur aludaris nusisverdavo reikiamą kiekį salyklo. Čia ir malūnas, tai paprasčiausios girnos senovinės nuo senovės, kur aludaris susimaldavo reikdama kiekį to salyklo. Po to pasiruošęs vandenį, va ten mūsų tam imituotam židinyje, užsivirindavęs, po to ataušindavęs kiek reikia, susipildavo salyklą į salyklo salinimo kubilą ir tas kubilas beje yra mūsų istorija, tai mūsų alaus daryklos istorijos dalis. Prieš gerą 20 metų Rinkuškiai būtent taip pradėjo alų daryti. Tačiau Rinkuškių alaus darykloje galite pamatyti ne vieną aludario pirkelę. Čia įrengtas ir mažas muziejus su itin įdomiais eksponatais. Šitas statinės jau mūsų matomos mūsų muziejėlį yra truputį dar modernesnės. Kodėl? Todėl, kad šita statinė jau turi net apačioj kranelį tą blizgantį metalinį. Tai yra jau jį, sakykime, truputį vėlesnių laikų negu pačios pirmosios. Pačios pirmosios statinės neturėdavo jokio to kranelio, turėdavo vienintelę va šitokį daiktą, kurią visi biržiečiai, pasvaliečiai ir visi aplinkiniai aukštaičiai žino, kas čia yra. Čia yra volė. Būtent per tą volę alų sukoždavo per tą angą į statinę ir iš tos angos per tą volę reikėdavo mokėti įsileisti tą alų, kad pateikti svečiam. O kai nepavykdavo, reiškia, žmogus būdavo be alaus ir dar aluje išsimaudęs. Rinkuškių aludariai savo darbą išmano, todėl šįkart aluje nesimaudysime, o jo ragausime. Ekskursija po alaus virimo tradicijas vainikuoja degustacija, kuri trunka net 1,5 valandos. Kodėl taip ilgai, klausime? Mums atsako, o todėl, kad ragaujamos net 6 alaus rūšys, o įvertinti kiekvienos privalumus reikia laiko. Ragautojų teismui pateikiama ir itin lengvas šviesusis ir tamsus gyvas alus.